liulia, laiškeliai, štai mums rašo mūsų žiūrovas Valdemaras. Dažnai būnu Meksikoje, rašo vyriškis. Ir matau, kaip ten žmonės geria tekilą, atvirauja Valdemaras. Norėčiau išgerti ir aš, atvirauja Valdemaras. Bet per brangu, todėl gal galite patarti, kaip tekilos išsivaryti Lietuvos sąlygomis, kelia antakį vyras. Į jūsų klausimą, ar galime patarti, atsakysim nuoširdžiai. Aišku, galim patarti. Pirmiausia, reikia paimti kaktusą ir išspausti iš jo sultis. Duokite man kaktusą, spaudžiame iš kaktuso sultis. Ai! Skauč? Biškelį. Na, kaip matote, biškį nelabai pavyko, todėl kaktusą mes dabar sušečkavosime lobziko pagalba. Palaikykite kaktusą. Šečkavojam, laikykite kaktusą. Šečkavojame duotąjį kaktusą kaip kokį kapustą. Sušečkavoja smulkiais gabalėliais, aišku, šį kapustą nesigausi taip jau padaryti smulkiais gabalėliais. Pjauname sušečkavotą kaktusą ir metame jį į sloviką. Sloviką dedame štai čia ir pilame samagonas. Prašom, pilkite, kolega, negailėkite, samagonas. Po to pas mumis eina kita procedūra, prašom paruošti. Tekilos kokybės ženklas yra kirminiukas ant dugno. Meksikonai naudoja salamakokus. Šitie meksikiečiai slimokokus. Amerikonai skarlapendras ir opossumų lervas. O mums tinka patys tikriausi mūsų lietuviški dzikūnai. Pasižiūrėkite, kaip jie juda, šaunuoliai. Pusę jų mes pilame į slojniką, kad mūsų tekila būtų kuo panašesnė originalą. Visą supylėte. Jungiame tada mikrobangos krosnelę ir laikome visą savaitę. Aišku, mes palaikėme truputį trumpiau ir galime iš karto ir gerti. Prašom, kolega, man papilstyti. Keliam taurę į Valdo sveikatą. Už mūsų jaunas dieneles pakelkime taures. Išgerkime lastų draugau dzigūno šūdelius. Šburderšaftą. Kokia šlikštinė. Visiškai neskanu, visiškai kolega jums pritariu. Na, bet tačiau tekiloje yra sveikata ir prestižas. Kągi dabar galime pereiti prie ritualo. Geriam tekilą ir dainuojam Hava, tekila, hava, tekila, hava, tekila, eisme. Ir po to, kągi, laižome tam tikslui skirtumą laižomąją druską. Taip, tam yra skirtas procesas lyštelk ir kištelk. Tam reikia tekilos, druskos, citrinos ir bobos. Bobos. O procesiukas yra labai paprastas. Paimame druskytės ir beriam ant pilvuko. Paimame citrinos ir dedam ant krūtinės. Kadangi citrinos neturim, tai tiks rauginti kopūstai. Ir ten rūgštis, ir ten rūgštis. Nu ir dabar viskas pagal procesą. Paimam tekilos, gurkštelim, lyštelim pilvuką ir atsikandam citrinos. Kam kapūstai? Kaip ir dzikūnai. Fig žino kam.